Klaipėdoje intensyvūs pavasario ženklai. Po gausių snygių mieste pradėtas aktyvus gatvių valymas ir sniego išvežimas. Iš labiausiai apkrautų miesto vietų sniegas surinkamas ir išgabenamas. Dirbama net naktimis, siekiant išvengti galimų potvinių. Sinoptikams ir toliau prognozuojant teigiamą temperatūrą, tirpstantis sniego kalnai gali sukelti papildomų iššūkių. Šiandien termometro stulpelis pakilo aukščiau nulio, todėl komunalinės tarnybos skuba tvarkyti gatves, kol tirpsmo vanduo dar nesukėlė problemų. Tačiau ne visi skuba atsisveikinti su žiema. Ant Dangės upės ledo vis dar galima sutikti žvejų. Nors pakraščiuose jau matyti atviras vanduo, tikėtina, kad upės viduryje ledas išlieka pakankamai storas. Vis dėlto specialistai primena, atodrėkis gali greitai pakeisti ledo būklę. Klaipėda po truputį pereina iš žiemos į pavasarį. Nepamirškite palaikyti mūsų improvizuotos televizijos savo patiktukais.